oras vėl belia kaip geras. Tai vlogas prasideda be kažkokios didelios įžangos, nes aš žiauriai skubu ir man atrodo šiandien visas vlogas bus toks per skubėjimą. Šiandien miegojau kokią valandą ir esu belia kaip ištynės, belia kaip pavargęs, nes vakar buvom klube neplanuotai išėjo. Vėjas žiaurus, tai jau trečią kartą perfilmuoju, ką noriu pasakyti, dabar varysiu iki Akropolio susitikti su Butomiu. Šiandien iš manęs Vilniuje LRT interviu jums ir varysim iki Vilnius traukiniu ir pagalvojau, kad būtų smagu Butomis pasiimti, dabar varu iki Akro. Bandau dabar čia pro visus žmonės pasibrauti. Amerikan. Nes dar kokie tai fotkinti, čia žinok negalima. Tai aš nefotkinu, aš filmuoju. Jolanta, pažiūrėkit. Atvariau pasidaryti makiažą prieš... Negalima filmuoti, aš tau sakau. Gerai. Čia galiu, tai va, atvariau pasidaryti makiažą prieš... Kaip gyveni, Jolanta? Tu man griauni verslą. Butomis Media, vėluoji. Man tai šiaip keista, kad aš čia pirmas laukiu jau. Nes, karočią, aš atsikėliau 10 valandą, žiūriu, Tijušas prieš 3 valandas buvo prisijungęs Facebook'e, galvoju, tik šitas paskui, kad nevažiuojam. Paskui skambinu, tipo, užimtas ragelis, parašė, tipo, kad va, Aš parašiau miegu. Ne, tu, dar kažką. Sorry, I can talk right now. Jo, čia kur žinutė iškartysim čia. Parašė, what the fuck, galvoju. Paskui vėl skambinu, vėl užimtas, galvoju, kaip supras, kaip taip gali būti. Paskui ant galo gavos taip, kad prisiskambinu. Jo, atsikėliau aš, žiūriu, skambina, belia kaip prikėlė, negalvoju, negi keltis jau. Tai aš tu skambinu 1 valandą. Nu, 1 valandą. Tau arčiau, bet aš atreiškis negu man. Bet sakau, man net keista, kad aš pirmas sakrėjau, laukiau, ne, aš vėluoju. Nes manau, toks, aš belia kaip toli. Jo. Tai va, dabar kur lekiam? Lekiam į traukinių stotį. Jo, nusipirkti bilietus reikia. Ir varysim Vilnių. Į Vilnių varysim. Ko pirmiausia dabar norėčiau, tai kavos. Belia kaip norėčiau, bet tai jau čia nebus traukinių stotį. Ne, ai bus, man atrodo, nežinau. Belia kaip saulė spigina. Sugalvojau, kad nufilmuosiu visą laidą. Nesam tikri. Jo, parašiau tiem žmonėm. Tai Butomis pasiėmė GoPro. Fotiką turi, tai gal kažkas išeis, nes parašiau... Jo, nes parašiau tiem žmonėm iš LRT, tai sakė, gyvai rodysi iš tos studijos viską vaizdą, bet sakė, jo neįrašinėja ir negalima gauti įrašą. Tai gausiu tik garso įrašą, tai bandysiu sujungti su vaizdu. Dabar filmuojam abu vlogą. Mes abu filmuojam du atskirus vlogus. 2 atskirus vlogus filmuojam. Darom vieną džiūrų. Ir o čia, va, važiuoja mašina. Va, važiuoja mašina. Kas nėra buvę Kaune, tai žinokit, kad... Čia mašinų yra. Čia yra mašinų ir jos važiuoja. Aš galvau nuo laiptų lekcijų. Aš jau galvau. Gal dar į lekciją vyksta pasirašymas. Aš tai dar čia nebuvęs, pavyzdžiui. Aš jau čia nebuvęs. A ne? Aš pirmą čia buvau. Kaip metro. Kaip Anglijoje metro čia. Belia kaip grįvaujam. Belia kaip. Ainam čia. Pala. Žinai, kame bairės? Kad jie už mūsų, kur eina, irgi nežino, kur eit. Ir mūsų seka. Palauk, o tu nežinai, kiek bilietas kainuoja? Aš irgi nežinau. Kada mums skrydis? Oi, skrydis. Čia, einam, čia. Taigi gerai perėsim. Čia, 2-3. Ašgi važiavęs į Vilnių. Tu zinkai važiavai, nei kartą. Sakiau, vieną kartą važiavęs į Vilnių iš to. Aš irgi vieną kartą. Keliaujam pas mašinistą. Keliaujam baisiai čia. Laisvų, netam? Spėjom į traukinį vos varom, dabar tuneliais su tokiais žiauriai lekiam. Tuoj, man atrodo, eisim praseit kažkur, ne? Girdėjau, yra karštų gėrimų kažkur čia, tai varysim ieškoti. Kai nuvarysim į Vilnių, atvarys kažkoks žmogus mus paimti. Vien žodžiu bus mergaitė, kuri mus prižiūrės, nuveš iš vietos į vietą, ten parodys, kur eit ir panašiai. Gal nepasiklysim. Tai jaučiu pasiklysim. Davai, varom čia. Čia būna. Čia būna. Davai čia. Ui, čia kaip. Radom kavos aparatą. Bet su... Ne, pala. Kas čia, ekspreso? Nu, tai ekspreso. Gerai. Na, šiandien tai judam, šiandien baisiai. Iš kaimo žmonės varo į Vilnių.
Jis man atrodo neveikia. Jie neveikia, to blogai. Vien žodžio aparatas neveikia. Iš kaimo dar žmonės. O čia į lauką aš neišeisiu? Mes... Negalima eiti. Galima. Čia mes negalima eiti. Čia mes esam antrą klasę, kaip supratau, o mes pirmojo, tai... Bet čia visai smagu, tai gal ir liksim. Mes kaip čia beleką iš tikrųjų Čia konkrečiai belė. radom aklųjų, bandom mokytis aklųjų rašto. Ne, kas svarbiausia, mes nesusimokėjom už bilietą tą. Mes susimokėjom, mūsų nepatikrino, nes mes pastoviai vaikštom čia pirmyn atgal ir ieškom geresnių vietų pafilmuoti. Mes dabar tai primetėm, kad... Aš primečiau, kad nefokusuojam visų pirma. Mes dabar tai primetėm, kad jeigu mus dabar iš čia išmestų ir už va šitos vaikščiojimus ir paleistų kažkur čia laukia, tai beleką. Jau tada tai neaišku, ką daryti. Kokiom kaime mes esame? Kaime, normaliai. Tomo fokusavimo būdai, technika. Dabar sėdim pirmoje klasėje mes ir sėdėsim ir neišvysit mūsų niekaip. Man baisu. Eiktų, čia žymiai smagiau pažiūrėti. Žymiai, čia net karočiai patogesnį sėdyti. Primės. Jo, dabar mąstu, man kiek brangiau kainuoja, nes sakau, verslo klasė, galima net fotikas pasidėti. Jo, mes dabar čia rimtų veidą apsimetam verslininkais ir apėjom visą traukinį, neradau nei valgyti, nei atsigerti. Bet pirmą klasę. Aš šiandien įsijungiu kamerą, noriu kažką papasakoti, bet iškart pamirštu. Nu ką, grįžom į pirmą klasę. O, į antrą jau. Praleitą laiką. Čia net garsiau traukinys dirba. Jo, čia ir šalčiau ir sėdėti nepatogu krato. Kažkokia. Na, moteris žiūri Butono vlogą. Nebeslaiko. Sakiau, pas mane vyresni žmonės žiūri, bet video, bet pas Butonį tai... Atsiprašau. Atvažiavom. Dabar, kur einam, tai einam į lauką ir... Tiesiai? Einam į lauką ir vienu žodžiu ta mergaitė, kur mus turi pasiimti, tai jinai, man atrodo, mūsų su taksu ar su kažko tai tokio laukia ir mus nuveš iki vietos ir viską prodys. Susiradom žmogų, pasiėmė, lekiam. Ką? Nieko, video filmuoju. Su kuo važiuosim? Su taksu. Labą dieną. Televizija, radijas. Atlėkiam. Butomis filmuoja čia baisiai. Atlėkiam LRT. Ir dabar... O čia galima filmuoti einant, ar nelabai? Smagu. Šalčiutė? Mūsų nepraleidžia, laukiam leidimų. Kaip palaukit? Ok. Buvo kliūčių biški praeitą, ne? Biški nebeleido. Jo, sakė, nėra varžumus. Dabar su Tomuku pamastėm, kad čia reikėjo ateiti su švarku kokiu. Bet mes tokių dalykų neturim. Dar vis lekiam. Čia va. Einam į svečių kambarį. Čia smagiai iš tikrųjų. Veidrodimą turim, viską pasidarysim, makiažus su Tomuku. Įsijungsim teliką tuoj. Į namuose. Labas rytas. Labas rytas, sveiki. Aš čia tas, kuris turi pirti. Labas rytas. Tomas? Sorry, negaliu daugiau būti. Išeinam į savo kambarėlę ir varom iki kavos aparato. Ai va, čia iš karto. Bet tai čia pažiūrėk, galima kortelę net. Nu, aš iš kaimo, ne. Ar nuėjama? Du. Opa. Dabar pasiemu GoPro, nustatinėju, kad galėčiau laidą nufilmuoti, filmuosim su GoPro, ne? Einu pažiūrėti, koks vaizdas pro langą. Turim palmę ir... Opa. Normaliai. Iš tikrųjų, per šitas kelias dienas žiauriai greit susirinko, žiauriai greit pradėjo kilti ir labai malonu, kad žiūriu, iš tikrųjų dar dabar sergu gerklę skauda, žiauriai sloga vos prašniku, bet kažką bandysiu pafilmuoti. Šiandien keista, kažkokiu būdu nutruko ruletai ir aš dažniausiai 4 valandos jau tai reiks skubėti. Bet jūsų veikla yra susijusi tam tikrą prasme su sportu, ar ne? Ką jūs daug rodote ir savo vloguose. Jo, aš pats važiuodavau motokrose, užsiminėjau dviračių sportu, tai tokiuose vietose dažnai būnu, tai tenka ir pafilmuoti tokius dalykus. Iš kur atėjo ta idėja, kad filmuotumėt save kasdien beveik? Idėja atėjo iš to, kad aš turėjau išseniau dar kitą kanalą pačioje YouTube'e ir keldavau tiesiog visokius video, bet būdavo rimtesni, kaip pasakyti, montažai. Keldavau iš motokrosų, iš tokių dalykų. Aš norėdavau daugiau tų daryti video, o pagalvojau, kad tų rimtų video montažų kasdien nepridarysi,
Tai būtų puikiai idėja filmuoti tiesiog save ir dar sulipdyti tos montažus viską. Kiek jūs laiko per dieną daugmaž skiriate filmavimui ir montavimui? Nes kad ir atrodo, kas čia tai yra 10 minučių vaizdo įrašą padaryti, bet tai reikalauja daug darbo. Filmavimui maždaug, jeigu nesusiplanavęs kažkur tiksliai važiuoti, pavyzdžiui, kaip į motokrosą, tai aš filmuoju vos ne visą dieną, žiūriu pagal situaciją, kada kamera įsitraukto montavimui, kokią skiriu 3 valandas maždaug. Ir jūs nekartą esate atsakęs, kad nesuprantate, kodėl žmonės žiūri jūsų paties video, tai šiandien turite atsakymą? Neturiu, jeigu aš būčiau ne aš, tai nežiūrėčiau savo video tikrai. Ir šiaip aš nesuprantu, kodėl lietuviai žiūri lietuvių video, nes, pavyzdžiui, kitų šalių žmonės tikrai įdomiau kuria tos video ir įdomesnė veikla visiems. Lekiam dabar apsižiūrėti patalpų, kas čia vyksta. Čia yra radijo naujienų tarnyba. Sėdi mūsų pagrindinių laidų vedėjai, žurnalistai, tie, kurie dirba su aktualijų. O, pasirenkam daiktus, čia turim įrankių kažkokių įspūdingų parodyti įrankį. Neklauskit, ką su juo daryti. Atvarėme užkulisius, vyksta filmavimas čia. Net nebūčiau niekad pagalvojęs, kad čia tokia studija yra, kokio dydžio. Kameros, tai va, tokios, tai va, aš irgi norėčiau. O čia ką filmuoja, tai neįsivaizduoju, bet matau savo grupioką. Rimtai? Jo stovimą prie didžiai pulto, žiūrim dabar muziejų. Šiaip įdomu pažiūrėti, kokie telikai būdo, kokios kameros. Su Butomi bandom įsiaiškinti, va čia va. Čia tikrai kamera yra, o čia tai nesuprantama, čia kamera, čia šviesos. Čia žinios? Tiesiog tyliai. Ja. Čia vyksta žinios. Oi, pa. Bando žudyti. Tai čia tie, kur viską įminėjo, kada ką perimti. Dėl galimo parlamentaro seksualinio priekabiavimo pas arba Tekstas areštas. eina. Pagal nustatytą tvarką. Lekiam. Galima filmuoti? Jo. Lekiam į pačią studiją greitai. Užrakinta? O dabar mes negalime įs. Neturim visrakčio. Telefonai jūsų išjungti garsas? Jo. Viskas išjungta. Viskas išjungta? Tikrai. Čia pati studija. Čia vyksta. Turim vėlius čia. Jau viskas baigėsi? Labą dieną. Čia taip va viskas atrodo. Kameros tokios, telikai. Čia eina žodžiai. Lempų tai nežinau. Daugiau negu nereikia. Daugiau negu reikia. Matė dar kada kasavė gyvenime per teliką, va ten va. Ką jūs? Pradžioje repetavo. Čia Jo. repetavo išėjimą, ne? Kad šaudė tikrom kulkom, nes buvo... O čia va tikros kulkos? Abejojama, kad gąsdina. Tikrų kulkų skylės, jie lipo, tik aš dabar nebeprisimenu, man atrodo, kad per šitą langą. Čia per sausio 13? Jo. Tai jie per va tavo langą įsilaužė. Į 3. aukštą ir įsilaužė į studiją, kuri buvo užrakinta. Apšvietėm dabar kulkas. Matosi čia per teliką rodo, tik bandom dabar suprast, ką kolonkės daro. Ar galima jas pajungti ar ne, kad būtų su garsu. Bet jos dega. O, Yra. aš tokių vaizdų tai dar šiaip nematęs. Irgi juokauja. Tikrai nematęs. Nu, jūs juokauja. Tai jis ne prie vienas sausio 13 neįsijungia televizijos. O čia va ta vieta, kur mes. Tai realiai čia veiksmas kitapus sienos lauke. O čia yra čia ką transliuoja, čia yra komentuoja tiesiogiai Bernadeta Lukošiūtė, kas vyksta. Jinai yra 3. ar 4. aukšte. Nu, žodžiu, ten, kur mes šiandien kalbėjome. Tuo pačioj studijoje. Šitą kambarį eina baisų žmonės, išeina grafikas, išeina Grimo kambarį. Grimo Aš visai nueičiau iš tikrųjų. Gal daugiau peržiūrų būtų. Kiemas tai kaip NASA. Čia dekoracijos visokios. O gal yra nenaudojamų daiktų? Varai namo su traukiniu apsikrovęs. Pala, surasim kokios nors žino laidos, kurią mes atpažinsim dekoraciją. Bet tai čia kiek čia, ojei. Sėdmaišių yra. Sėdmaišių. Jo. Kaip tik sėdmaišio man reikia. Iš putplasčio. Čia tų kubelių tai normaliai. Čia ne Gustavo enciklopedija. Rimtai? Jo, man atrodo šitai. Čia jie kažkokius rimtus popierizmus dabar rašinėja ir jau čia mes su Tomu jau čia jau. Viso gero. Atsisveikinam teletabiai. Viso gero, ačiū. Iki. Išlekiam. Pamilėkiam į traukinių stotį, ne? Šitą mašiną laimėjo teleloto, įsivaizduojat? Jo, mama, čiutė dviratį laimėjo, pasirodo žmonės ir mašinas laimė. Į Maką atlėkiam.
Žinai, Tomai, kas geriausia bus, kad mes šiandien lygiai tą patį filmuojam ir lygiai tą patį kelsim. Gal aš tau sumokėsiu ir tu nekelk nieko, kad... Mane tiek mažiau žiūri. Pasėmiau 20 vištienos kepsnelių. Tomukas, va čia kažką rodo, ar dar eiliai stovi. Ta prasme, ta vištiena yra kosmosas. Žiaurus. Atsifilmuoti reikia, paprastai atsisveikinti ir tada... Dėkui, dėkui. Baigiam su Tomuku visus interviu, visus tuos bairius ir dabar varom į traukinių stotį. Liko mums 15 gal minučių iki autobuso, iki traukinio. Važiuosim paskutiniu traukiniu, nes planavom dar Jakrą ir panašiai nuvaryti, bet mes ten užsibuvom ir dabar beveik 9 yra. Bet 6 mes norėjom Jakrą varyti. Jo. Tai vien žodžiu smagiai pasibuvom, manau, geriau negu Jakrė būtų. Žymiai. Jo, tai dabar važiuosim namo, arba čia va yra. Va čia yra geležinkelio stacija ir mes čia einam ir pagal viską, kaip visai būna, turėtume pasiklysti. Nu čia normalu. Aš, pavyzdžiui, va ten va, tą tviruotę, kai dariausi, užblokau savo banko kortą. Ir ateinu, sako, sako, tu grinais turi ar ne? Sakau, jo, sakau, grinai, sakau, nainu į banką nusimt, grįžtu, sakau, neturiu pinigų, užblokau kortelę. Tai teko pervest. Nuėjom nusipirk bilietų. Sako, kur važiuosi, Tomas sako, į Vilnių, nors mes Vilniui dabar. O pats? Aš pradėjau žvengti iš jo. Po 5 minučių aš perku bilietą. Sako, kur važiuosi, sakau, irgi į Vilnių. Ant kiek jau susisukę. Traukinį lekiam? Jo. Lekiam. Ir dabar lekiam namo ir laukiam, kol pradės važiuoti, ne? Antroji klasė, blėt. Tylu autobuse, garsiai šnekėt negaliu jau čia. Autobuse, traukinį. Lekiam namo, įspūdžiai geri, ne? Geri įspūdžiai, žiauriai geri įspūdžiai. Tai man, apėjom, kur negalima eiti, viską pamatėm, visus užkursius. Tiesioginėme eterį buvom. Ačiū LRT, kad pakvietėt. Liuks. Tikiuosi, kai įdėsiu šitą video, neleps LRT ištrinti. Turėjau nagetsų, man liko ir sakau, įsinešiu jų. Įsidėjau padažo, kaip ir galvojau, uždengiau aš jį, bet ne. Pažiūrėk, pasai visi, viskas. Kur jisai yra tas pasas? Pasas, viskas. Kaulė. Vilniečio kortelė. Vilniečio kortelė. Eik, tu savo. Pakritimas visiškas. Reikėjo pižamą pasimt. Pakritimas visiškas. Jau. Kaunas. Atvažiavom. Dabar yra... Kitur mes išliupim, ne? Ai, mes pirmai jo ten toliau. Nežinau, kur išliupam, Einam. Tai atvarė kažkoks Tomo draugas paimt. Ir dabar bandom ieškoti. Jis man pamesti iki pilies ir tada nuo pilies varysiu su autobusu iki namų, jeigu dar važiuos autobusas. O aš varau gimtadienį. O jis į gimtadienį, mano. Žiauru. Paleido dabar mane ir bandysiu spėti parduotuvę ir į autobusą. Autobusai net iš tikrųjų nežinau, ar dar tiksliai važinėja, bet tikiuosi, kad važinėja, nes laukia nėra šilta ir kažkom visiškai nenorėčiau į to telefonas įsikrovęs į takso irgi neįsikviesti. Tai dabar varau į pardą ir varau į autobusą. Ir manau, susitiksim tai namuose. Dabar yra 3:30 ir atsiminiu, kad aš nenufilmavęs pabaigos ir reiktų pabaigos. Tai dar kartą dėkui LRT už tokią galimybę. Ne kiekvieną dieną pakviečia į radiją ir ne kiekvieną dieną pamatai, kiek šiandien pamatėm ir žiauriai įdomi diena buvo ir tikiuosi, kad jums patiko šitas vlogas. Dėkui dar kartą visiems, kad žiūrėjot. Nepamirštam paspausti subscribe mygtuko, pašėrint, pasidalint su draugais, palaikint komentaruose, rašyti nuomonės ir dar kartą dėkui, kad žiūrėjot. Susitiksime kitose video. Davai.